tarsi būtų gavęs pranešimus, kad į gaisrą reiks važiuoti. Jau jie dabar nežino, šokti, nešokti čia. Nu ko tikitės? Tikitės jau patekti, ar ne? Ten tarp tų visų kitų. Ponios ir ponai, liko 3 nežinomieji. Žiūrovų simpatijos, kur gali būti paminėta bet kokia komanda. Pagal svarbą tai yra, sakyčiau, antras apdovanojimas po Grand Prix. Todėl žiūrovų simpatiją paliksime prieš Grand Prix. Bet liko pirmoji vieta. Pirmoji vieta. 1 taško skirtumas. Pirmąją vietą iškovojusi komanda 1 tašku aplenkė antrąją vietą ir 1 tašku atsiliko nuo Grand Prix. Tas 1 balas, be jokios abejonės, jiems sapnuosis dar 2 mėnesius garantuotai. Ir jie galvos, ką padarėme ne taip, kodėl mes praradome tą vienintelį auksinį taškelį. Ponios ir ponai, gastronominės šventės, žuvienės virime, nuo Kuršmarių iki Galvės, pirmąją vietą iškovojo Bijūnų bendruomenė. Ir atkeliauja Bijūnų bendruomenė, Jadvyga Šareikienė, Inesa Židonytė. Nu, Dieve tu mano, kokie jie yra geri, kokie yra laimingi. Nu, ne kasdieną, tas tokios geros, nesuvaidintos emocijos. Vertiname šitą bendruomenę, vertiname šitą komandą. Jinai lygiai prieš metus dalyvavo ir tarptautinėme žuvienės virimo čempionate Rusnėje, kur atstovavo savo kraštą. Grįš ir dabar, šiais metais 1 rugsėjo savaitgalį vertinimo komisijos narė šypsosi. Aš net nepaklausiau, kiek šokoladų gavo, bet mes čia įsiaiškinsime vėliau. Tai bus jau vėliau. Mūsų asmenis pokalbis, šypsena visų veiduose. Gera komanda, paplokime jiem. Fotografas net suklupo ant vieno kelio. Kaip tikras žolės riteris bando įamžinti fotosesijoje šitą unikalią komandą. Ačiū labai! Va tai. Liko 2 nežinomieji. Seimo nario prizai taip pat buvo įtikti. Taip, viskas gerai. Liko 2 nežinomieji. Ir dabar gali nuskambėti ir tos pačios komandos pavadinimas, kadangi Grand Prix ir žiūrovų simpatija gali būti ta pati. Grand Prix žiūrovų simpatija gali kardinaliai skirtis. Galbūt žiūrovų simpatija laimės ir komanda, kuri užėmė kokią 3 vietą, čia niekas nežino. Žiūrovų simpatija tai yra labai subtilu ir tuo pačiu labai vertinga. Žiūrovų simpatija tai yra ne vertinimo komisija. Kiekvienas paragavęs žiūrovas žuvienės turėjo galimybę ant gauto lapelio užrašyti jų manimų geriausią žuvienę išvirusios komandos pavadinimą. 1 iš 5. Aišku, virėjas galėjo šypsotis palaimingai, galėjo fotografuotis, galėjo visai kitaip papirkti tą žiūrovą, kuris atėjo degustuoti žuvienės, bet galutinėme rezultate kiekvienas lapelis viso labo 1 balsas. Ir tie lapeliai buvo 3 valandas metami į specialiąją mini taupyklę ir balsai kruopščiai suskaičiuoti. Taigi ateina metas išsiaiškinti, kasgi laimėjo žiūrovų simpatijų prizą. Gera nuotrauka būtų, gražiai stovite. Reikia pastebėti, gaisrininkai, jie šiek tiek yra sutrikę. Jie dabar laukia, kol aš pasakysiu jų komandos pavadinimą, o gal ir ne, man smagu juos žiūrėti. Todėl aš žiūriu į juos ir skelbiu. Kad žiūrovų simpatijos prizas atitenka komandai Vilkauda. Taip, ir tai yra Vilkauda. Ir žiūrovų simpatijos prizo Algimantas Gilys ir Jūratė Čiuknaitė. Nu jau praktiškai aš matau, kad Jūratė yra praradusi nuovoką. Jau ją veda iš karto, nes apimta yra euforijos. Žinoma, kad tai yra žiūrovų simpatijos prizas. Ir jisai yra geras, jisai yra unikalus. Ir mums aišku yra labai smagu, kad šiandien šituo žiūrovų simpatijos prizu galime apdovanoti tuos, kurie yra iš tiesų verti.
Taip. Tuo pačiu už nuostabų jūsų pravedimą Trakų betnikų draugija dovanoja jums medų surinktą čia iš Žutrakio parko. Fantastika, ačiū labai. Aš manau, kad tęskite ir toliau tą gražią tradiciją. Kiekvienais metais. Bet labai gerai už tos gražius pravedimus grįžti namo netuščiom rankom. Fainai, paplokite dar kartelį jie yra geri. Na ir dabar jie grįžta į savo vietą, jie nežino, kasgi laimėjo Grand Prix. Vienintelis taškas. Na, yra tradicija, kurios aš manau, kad mes iš tiesų laikysimės, nes potvarkiai, kad tradicija būtų laikomasi, pasirašė visi vertinimo komisijos nariai, tame tarpe ir vertinimo komisijos pirmininkė. Kad Grand Prix laimėtojas, kada jisai bus čia apdovanotas ir jis bus paskelbtas absoliučiu čempionu, jam bus įteikti prizai, bus įteikta ta unikali sagė, tai visada yra tradicija, kad čempionų komanda keliauja prie galvės ir metamas kapitonas į galvės ežerą. Tai čia yra tradicija. Tai natūralu, tai aš manau, kad viso to bus laikomasi, ponios ir ponai. Štai ir ateina tiesos akimirka. Pats metas sužinoti, kasgi šiais metais buvo geriausia. Kasgi laimėjo trečią gastronominę šventę nuo Kuršmarių iki Galvės. Tarptautinėme žuvienės virimo čempionato ambasadoje čia, Trakų pusiasalio saloje. Primenu žuvienės ambasadorę Alvyga Zmejevskienę, čia yra jos graži idėja, kuri kaip kūdikis jinai auga ir tikimės, kad ir komandų kitais metais bus daugiau. Galų gale, jų širdyje turite duoti garbės priesaiką kitais metais sugrįžti, susitikti gerai pažįstamus veidus, pamatyti naujus. Tai yra bendras reikalas, vardant savo krašto, vardant savojo krašto garbės ir žinomumo. Ponios ir ponai, šių metų Grand Prix ir Grand Prix laimėtojas. Tai yra Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda, liepsnojantis katilas, Denis Pivčenko. Denis Pivčenko atkeliauja su savo komanda. Liepsnojantis katilas dalyvavo pirmą kartą istoriškai šioje šventėje, gastronomijos šventėje, žuvienės virimo čempionate. Susisėmė visus apdovanojimus. Laimingas, patenkintas, orus, išdidus. Nu kągi, gerbiamas virėjų, dėl yra, kaip jau sakiau, ta tradicija, kurios mes laikysimės. Gavote pagrindinį vadinamąjį prizą. Taigi, kokas, ateikite pas mane. Gerbiamas kokia, gerbiamas virėjų, aišku, nuotrauką atminčiai žiūrite į fotografą. Taip, pirmiausia, nuotrauką atminčiai. Na ir tai išskirtinė unikali saga. Yra ta tokia geniali tradicija. Paprastai čempionų komandos kapitonas sako kalbą. Ką jisai nori pasakyti? Ką jisai nori pasakyti saviškiam? Ką jisai nori pasakyti mistiniam konkurentam? Jie ne konkurentai. Jie savi fainiai, žuvienės bičiuliai, katilų brolijos nariai. Tai ką norisi pasakyti šios šventės dalyviam, kurie konkuravo su jum ir kurie buvo tas 5 valandas drauge? Ačiū visiems. Tikrai nesitikėjom tokio rezultato, bet stengiamės patį. Kolega, ačiū visiems ragavusiems, visiems dalyvavusiems, tikrai labai smagu, labai faina ir susitiksim kitais metais. Tikrai taip. Ačiū. Man tai labiausiai patiko, aišku, man labiausiai patiko pirmoji vieta, kai atnešė vedėjui medaus, tai jūs galėjot bent pelenų kokį indelį atnešti iš įvykio vietos. Kitais metais ištaisysime klaidą. Mylime ir gerbėme. Visų pirma, gerbėme ne tik tai dėl to, kad jūs išvirėte kokybišką ir gerą žuvienę. Gerbėme jūs dėl to, kad jūs dirbate iš širdies. 24 valandas per parą. Pas jūs nėra tų sunumeruotų dienų. Kada reikia, kas yra laisvi, tie ir vykstate įvykio vietą. Ir nesvarbu, Trakai ar kita Lietuvos savivaldybė,
ar kitas regionas jūs dirbate. Jūs einat ir kiek yra išgelbėta gyvybių, kiek yra išgelbėta, nuo ekstremalių situacijų skirtingų regionų ir džiaugiamės ir mylimės iš širdies. Neatsitiktinai žmonių apklausoje jūs lenkiate ir dedate į vienus vartus politikam ir dar kitiem, todėl kad jūs esate tokie, kokie esate. O Alvyga iš karto bėga, čia yra mano subtili nuomonė, subjektyvi. Nu, Alvyga, dabar žodis tau. Aš labai trumpai, žinokit, iš tikrųjų, ačiū šitai komandai, esate nerealūs. Ir sutinku su viskuo, ką pasakė Marijus, bet buvo vykdomos Lietuvos gyventojų apklausos apie pasitikėjimą įstaigomis ir organizacijomis. Pirmauja ugniagesiai gelbėtojai, muziejai pagal pasitikėjimą yra antroje vietoje. Tai žinokit, labai mums džiugu dalintis tą piedestalą nugalėtojų su jumis. Ačiū, kad jūs tokie esate unikalūs, įstabūs, nepakartojami ir tikrai būkim kartu. Nes bendrystė tai yra nerealus dalykas. Dar šitoje vietoje aš planavau pakviesti Alvygą tarti žodį, bet jinai pasakė. Ponas ir ponai, mes jums nesakome sudie, mes jums nesakome viso gero. Mūsų laikrodžiai rodo 16 valandų ir 59 minutės. Lygiai 17 valandą, tai yra už 1 minutės, šitą sceną priklausys kitiem, kurie nevirė žuvienės, bet jie šitą žuvienę degustavo. O tai dabar yra mūsų metas ir šitas koncertas bus kitoks. Tai yra ne biletinis koncertas, tai nedaugia tūkstantinė auditorija, bet šita pieva priklauso jum. Dar kartelį ovacijos čempionam, komisijai Alvygai, už šitą gražią mintį, už šitą gražią idėją, kad jie sugalvojo ir kad jie padarė viską iš širdies. Ačiū labai. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyrai, nepamirškite, iki 21 valandos išmaudyti savo koką Galvės ežere. Pasieksime, kaip čia viskas bus, jūs esate to verti.